Koks sunkus vakaras šiandien laukia Lietuvos rinktinės. Varžovai į lietuvių spurtą atsakė, pagerindami savo žaidimą, pagerindami visų pirma taiklumą metant iš 2 ir iš 3 taškų zonos. Ir aplyginę kovą, aplygino ir rezultatą. 23-21. Mačiulis, Pocius, Kalnietis, Jevtokas ir Kleiza. Startinis toks, penketas lygiai toks pat, koks buvo ir prieš prasidedant pirmajam kėliniui. Taigi vėl grįžta prie to penketo, kuris labai sėkmingai atliko visą savo užduotis pirmajame kėlinyje. Vargasas numeta kamuolį Džonui Koksui, šio metimas iš toli taiklus ir štai taip. Džonas Koksas tritaškių metimu pirmą kartą šios dienos rungtynėse išveda į priekį Venesuelos rinktinę. Ir iškart pradeda spausti varžovus Venesuelos krepšininkai. O štai dabar reikės kantrybės, ramaus ir protingo žaidimo Lietuvos ekipai. Išprovokuoja varžovą Linas Kleiza, stos prie baudų metimo linijos. Nusivylimas Saksiero Sakre veide. Kyštelėjo ranką be reikalo į priekį ir iškart ją pakabino ant savosios Linas Kleiza. 2 baudos metimai, 10 taškų pelnė Linas Kleiza per 8 pirmojo kėlinio minutės. Dabar taiklos baudos metimas, rezultatas lygus 24-24. Ir antrasis baudos metimas taiklus. Vėl priekyje 1 taškų mūsiškiai 25-24. Bet varžovų tritaškininkai įsismagina. Dabar jau 4 taiklus iš 7. Pagal šį rodiklį jie beveik pasiveja mūsų ekipą. Dabar metimas netaiklus ir su kamuoliu Lietuvos ekipa. Vis dar pirmaujanti kovodama dėl atšokusių kamuolių. Persvara nedidelė, tačiau pakankama. Linas Kleiza, 3 taškai. Turės anksčiau ir vėliau skirti didesnį dėmesį ir jam, tačiau kol kas su visais savo priešininkais. Tiek su starto penketo žaidėjų bandžiusiu jų uždengti, tiek su Aksi ir su Sukre. Linas Kleiza tvarkosi tarsi su vaikais. Eilinis tritaškis metimas, 15 taškų jau mūsų lyderio sąskaitoje. Džonas Koksas į baudos aikštelę. Čia Robertas Jevtokas jo laukia, o kamuolį ima Linas Kleiza. Mantas Kalnietis. Perdavimas tiesiai varžovų į rankas ir jau 8 lietuvių klaida. Ir lengvi 2 taškai. 28-26. Kol kas vienintelis dalykas, matyt, dėl kurį reiktų taisyti mūsiškių ekipai, tai yra prarasti kamuoliai. Na, antras galbūt būtų toks, jog reikėtų sparčiau grįžti prie savojo krepšio, net ir praradus kamuolį. Dar vienas metimas iš toli. Robertui Jevtokui nepavyksta pasiekti kamuolio ir vėl skuba į priekį. Staigiai pereidami į kontrataką Venesuelos krepšininkai Deividą Kubilaną dabar aikštės viduryje pagauna Martynas Pocius. Pirmoji pražanga jam, pirmoji komandinė kol kas mūsų ekipai. Šarūnas Jasikevičius pasiruošęs įeiti į aikštę vietoj ko? Vietoj Martyno Pociaus. Tokiu atveju Jonas Mačiulis perstumiamas dabar šiek tiek į priekį. Ir sužaidus 2 minutės lietuviai susigrąžino savo 2 taškų pranašumą, bet su kamuoliu varžovai Deividas Kubilanas. Antras pagal rezultatyvumo žmogus vakar dienos rungtynėse. Koksas. Linas Kleiza išmuša kamuolį, 11 sekundžių varžovo atakai. Vindy Graterolis pasirodė aikštėje. Na, galbūt labai ypatingai ilgo atsarginių žaidėjų suolelio neturi savo dispozicijoje Erikas Maselmanas. Ar tai bus svarbus faktorius šiandien, pamatysime. Bent jau Greivisas Vaskesas vėl grąžintas į aikštę. Vakar jis sužaidė 32 minutės iš 40. Dabar jo prasiveržimas, metimas per Liną Kleizą ir taiklus. Galima dar kartą įsitikinti šio krepšininko meistriškumu. Rezultatas vėl lygus. 28-28. Roberto Jevtoko užtvara. Jonas Mačiulis perdavimas po krepšiu Roberto Jevtokui. Be pražangos išmuša kamuolį jam Vindy Graterolis.
Na, užteko tos akimirkos, kuomet nuleido kamuolį žemyn, šiek tiek rankomis Robertas Javtokas ir pakelti į viršų. Ir pagalvoti apie metimą jam jau nebebuvo galimybių. Šarūnas Jasikevičius. Štai tas veikiantis trumpas derinys. Trumpas iš už galo, kaip jis yra vadinamas Lietuvos rinktinės taktinėse schemose. Ir praranda kamuolį Greivisas Vaskesas. Čia jau 5 balai Jono Mačiulio gynybai. 5 balėje sistemoje suprantama. 30-28. 2 taškų persvara. O asmeninė jam. Na, kol kas beje varžovų gretose rezultatyviausias yra ne 7 taškus įmetęs Greivisas Vaskesas, tačiau 10 surinkęs ir kol kas didžiausių siurprizų lietuvių gynybai tapęs Džonas Koksas. 16 sekundžių dar turi Lietuvos rinktinė. Jasikevičius, perdavimas Robertui Javtokui ir pastarasis vėl nesugeba užbaigti atakos. Dabar jau prie to prisideda vėlgi varžovai išmušdami kamuolį, o čia 2 Greiviso Vaskeso taškai. Šį kartą, na, kaip ir suspėja visų 5 grįžti Lietuvos komanda, tačiau pritrūksta kelių akimirkų, jog išsidėliotų geresnėse pozicijose savo baudos aikštelės prieigose. Mūsiškiai čia Linas Kleiza, 2 taškai, 32-30 ir vėl nutildomi visi Venesuelos rinktinės aistruoliai. Vėlgi šis metimas leidžia išgirsti lietuvius ir galių būgnus. Perimtas kamuolys, Jasikevičius ir Mačiulis. Trūksta šiek tiek pajėgumų, štai čia dabar su kamuoliu Linas Kleiza ir 2 taškai. 34-30. Nubaudė varžovus keliomis greitomis kontratakomis ir lietuviai. Vaskesas, perdavimas Koksui, prie jo niekas neišeina ir Koksas baudžia eilinį kartą Lietuvos gynybą. 12 Džono Kokso taškas. 31 metų legionierius, vienas iš 4 legionierių Venesuelos komandoje, tai yra žaidžiančių ne Venesueloje užsienio klubuose. Jonas Mačiulis iš toli. Net taiklus metimas ir su kamuoliu jau Miguelis Marijaga. Varžovai vėl turi šansą pasivyti Lietuvos komandą pirmaujančią 2 taškais. 34-32 Vaskesas. Romeras iš 3 taškų zonos. Netaikliai. Čia Javtokas susitvarko su varžovais. Greivisui Vaskesui fiksuojama pražanga. Emocingai, kaip visada, žaidžia ir elgiasi rungtynėse Greivisas Vaskesas. Toks yra šio krepšininko stilius. Prasižengia antrąjį kartą. Ir jis, bet kol kas ypatingų problemų varžovai neturi, tuo labiau jų neturi lietuviai, kurių gretose nėra nei vieno žaidėjo surinkusio bent 2 pražangas. Varžovų ekipoje Gregori Enčenikoje ir Greivisas Vaskesas yra prasižengę po porą kartų. Jasikevičius, Linas Kleiza, perdavimas Jonui Mačiuliui. Mačiulis bando puikiai atiduoda kamuolį Jonui Valančiūnui ir Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos. Na, po krepšiais varžovai ypatingų priemonių nesirenka, jeigu jau žiebė per rankas, tai žiebė, prie to reikia priprasti ir geriausia, aišku, bausmė už tai taiklus baudų metimai. Štai čia jokių šansų Jonui Valančiūnui, bet štai šansai dabar. Netaiklus baudos metimas, pirmosios 2 pataikė. Jonas Valančiūnas bando nuraminti jį. Linas Kleiza. Beveik įpusėjo antrasis kėlinys ir jis vyksta taškas į tašką. Na, galima daryti prielaidą, jog panašaus stiliaus rungtynės mes galime stebėti ir iki paskutinių šios 2 kovos sekundžių. Pataiko antrąjį baudos metimą Jonas, 35-32 plus 3. Sužaidus lygiai 5 minutės. Gregori Vargasas. Koksas jį bando dabar pristabdyti Martynas Pocius. Koksas vėl artėja prie krepšio, perdavimas po krepšiu ir pražanga Jonui Valančiūnui. Vis tik tos staigus manevrai, staigus įsiveržimai į baudos aikštelę šiek tiek ištampa mūsų komandos gynybą baudos aikštelėje ir dabar jau Hektoras Romero stos prie baudų metimo linijos. Vakar beje žaidęs 30 minučių, ne taip jau ir mažai kaip 32 metų krepšininkui, pelnė 10 taškų. Ir pirmasis baudos metimas taiklus. Kol kas iš 3-3.
baudas sumetė Venesuelos komanda, tačiau tik 3 baudos metimai per 15 rungtynių minučių, tai nėra jau labai svarbus faktorius, turintis didelę įtaką šių rungtynių rezultatui. Abu baudos metimai taiklus, beje, ir šiame kėlinyje varžovai jau turi 4 pražangas, lietuviai kol kas prasižengia tik tai 2 kartus. Vėl šioks toks spaudimas ir pražanga. Pražanga Greivisui Vaskesui ir tai yra 3. asmeninė pražanga ryškiausiai varžovų žvaigždai, kuris ir vėl akivaizdžiai demonstruoja savo nuomonę apie rungtynių arbitrų sprendimą, tačiau vėlgi būdamas, matyt, puikiai jausdamas psichologinę rungtynių eigą, neperžengia tos leistinos ribos, tiesiog pademonstruoja emocijas ir išvengia jokių papildomų nuobaudų. Martynas Pocius prie baudų metimo linijos. Na, bet tribūnom, aišku, tos reakcijos pakako. Prameta baudos metimą. Martynas Pocius vis daugiau netaiklių baudų matome šiandien. Antroji pramesta iš 9. Antrasis metimas taiklus. 36-34. Vėl 2 taškų skirtumas. 4 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Rimas Kaukėnas netrukus pasirodys aikštėje, kai tik tai bus galimybė tai padaryti. Koksas suspėja prie jo sugrįžti Jonas Mačiulis. Čia perdavimas ir jo laukia jau jo ir Mačiulis, ir Martynas Pocius, ir kamuolys 2,5 cm Migelio Marijagos taip ir nepasiekė. Jasikevičius, Linas Kleiza. Mačiulis, vėl Jasikevičius, užtvara jam. Iš 2 taškų zonos taiklus metimas 38-34. Lietuvos rinktinės žaidėjas siunčia dar vieną kamuolį į varžovų krepšį, pelnydamas 4. tašką, 100% taiklumas kol kas. 2 metimai iš 2 taškų zonos, abu jie taiklus. Romero, Koksas. Dabar prieš Linas Kleiza, 8 sekundės atakai. Pražanga puolant varžovų krepšį. Hektoras Romero ir Martynas Pocius padeda atsikelti nukentėjusiam šioje situacijoje Jonui Mačiuliui. Stiprus smūgis. Dar kartą šis epizodas. Štai taip. Alkūnė ir reikia tikėtis, jog nei kaklo sritį pataikė alkūnė varžovas Jonui Mačiuliui, bet kuriuo atveju išsodina jį ant atsarginių žaidėjų suolelio, leisdamas šiek tiek atsigauti savo žaidėjų Kęstutis Kemzūra. Aikštėje Rimantas Kaukėnas dabar tokiu gana mažu penketu žaidžia Lietuvos komanda. Jasikevičius, netaiklus metimas. 3 minutės ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos. 4 taškais priekyje mūsiškiai. Vargasas. Štai dabar jis su kamuoliu. 7 sekundės atakai. Sukrė. Netaiklus metimas, nesėkmingas ir Marijagos bandymas kartoti komandos draugo ataką. Vėl šansas mūsų komandai. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Ir pražanga Šarūnui Jasikevičiui. Pražanga taktinė, tik 3 komandinė, 2 asmeninė, tačiau dar vienas svarbus dalykas, Greivisas Vaskesas gavęs 3 pražangas jau sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tam tikram laikui eliminavo vieną iš pavojingiausių varžovų krepšininkų agresyvių žaidimų. Lietuvos krepšininkai priversdami jį rinktis pražangas Darius Songaila. Pirmasis jo pasirodymas aikštėje šiandien vietoj Jono Valančiūno. Dabar priekyje turėsime Songailą ir Jankūną. Galimybė šiek tiek atgauti jėgas ir Linui Kleizai. Dar vieną kartą galime prasižengti nebijodami baudų metimų. Vargasas. Netaiklus metimas. Darius Songaila nusiima kamuolį, nors varžovai turėjo neblogą šansą dabar. Jasikevičius. 3 žaidėjų apsuptyje vis tik sugeba atiduoti kamuolį Darius Songailai ir atrodo nuo lietuvio rankų kamuolys palieka aikštę. Sugebėjo iškart sugrąžinti 2 žaidėjus prie Songailos Venesuelos gynybą ir erdvės, kurią turėjo šiek tiek anksčiau, po akimirkos jau nebeliko.
2:40 iki kėlinio pabaigos. Šiokia tokia pauzė pastarosiamis rungtynių minutėmis. Nei taškų nepelno nei viena, nei kita komanda. Deividas Kubilanas. Džonas Koksas. Vėl iš toli. Na, pagaliau netaikliai ir pagaliau vėl atkovotas kamuolys ir vėl šansas Lietuvos ekipai. Paulius Jankūnas, Martynas Pocius. Pocius iki galo, po krepšiu 2 taškai su pražanga. 40-34 vėl sprokstamas Martyno Pociaus prasiveržimas. Pražanga 15 numeriui Vindi Grateroliui. Ir dar vienas ekstra baudos metimas. 40-34 ir Martynas Pocius prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas iš 2 pataikė 1. Dabar prameta ir dar vieną metimą ir šiaip taip atsikovoja kamuolį Venesuelos krepšininkai. Baudo. Vieną kartą norisi, jog jis būtų bent jau 100. Deividas Kubilanas pridarytas kol kas jis, tačiau atsirado kitas lyderis Džonas Koksas. Oskaras Toresas taip pat pavojingas žmogus galintis iššauti. Štai dabar jis meta iš toli ir nepataiko. Jasikevičius su kamuoliu. 3-3, dabar jau 3-4. Tenka stabdyti atakos tempą lietuviams. Minutė 45, plius 6 taškai. Davė labai trumpai pasidžiaugti minimalę persvarą. Lietuviai susigrąžino pranašumą. Išmuštas kamuolys iš Jankūno rankų. 6 sekundės atakai. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Erikas Maselmanas. Minutė 38 sekundės lieka žaisti iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos, iki tos pirmosios ilgosios pauzės. Erikas Maselmanas jūsų ekranuose. Na, šių metų, sakant, praėjusių metų FIBA Amerikos čempionate Venesuela užėmė 4 vietą, 6 pergalės, 4 pralaimėjimai ir būtent ta 4 pozicija suteikė kelialapį į štai šį olimpinį atrankos turnyrą ir šiek tiek atjaunino komandą Erikas Maselmanas prieš šias varžybas, tačiau teigti, jog ši komanda, kaip sako Erikas Maselmanas, labai jauna ir turės didžiulės perspektyvas per daugybę metų į priekį, galbūt ir nereikėtų. Vis tik komandoje net 6 krepšininkai, kuriems virš 27 ir vidurkis yra taip pat nemažas, 27 metų. 27 metai, toks yra komandos vidurkis. Darius Songaila pelno 2 taškus, nusijėmęs kamuolį po varžovų krepšiu, išnaudoja savo raumenis, išnaudoja savo patirtį ir didina skirtumą iki 8, 42-34. Lietuviai antrą kartą stumia į duobę šiose rungtynėse Venesuelos ekipą. Čia dabar jau labai lengvi Vindi Graterolio taškai įsiveržus į baudos aikštelę. Minutė 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Vėl plius 6, bet kamuolys mūsų rankose. Songaila. Jasikevičius. Užtvara jam. Paulius Jankūnas iš toli. 3 taškai. 45-36. Ir vėl tylu čia tribūnose. Galima puikiai girdėti Tomo Balaišio sėklos ir jo komandos būgnus. Varžovai tęsia ataką ir sužingsniuoja Džonas Koksas. 11 Venesuelos komandos klaida pagal šį rodiklį. Jie taip pat jau pralenkia Lietuvą. 42,5 sekundės. Lieka žaisti antrajame kėlinyje. Lietuviai šiandien startuoja olimpinėme atrankos turnyre, startuoja sunkiomis, nelengvomis rungtynėmis su aikštės šeimininkais, apie kurie neslepia savo ambicijų iškovoti kelialapį į Londono olimpinės žaidynės, tačiau tokia pati svajonė ir visų Lietuvos rinktinės krepšininkų galvose ir širdyse. Ir kol kas šiandien lietuviai šaltakraujiškai spręsdami visas savo problemas, pirmauja 9 taškais, baigiantis antrajam kėliniui. 45-36. Linas Kleiza. Įspūdingas pasirodymas. 19 taškų jau mūsų lyderio sąskaitoje. Po 6 yra pelnę Mačiulis ir Pocius, tačiau savo indėlį įnešė
jau iš viso 8 krepšininkai, Paulius Jankūnas ir vėl Darius Songaila ir dar 2 taškai. 47-36, vėl plus 11 ir vėl ramuma ir tyluma arenos tribūnose. Deividas Kubilanas. Paskutinės 15 šio kėlinio sekundžių. Na, čia nieko jau nepavyks padaryti, dvigubą gynybą, Jasikevičius skuba į priekį, jį vejasi varžovas, Jasikevičius 2 taškai, 49-36 ir štai tokiu spurtu. Užbaigdami šį kėlinį Lietuvos rinktinės krepšininkai į Rūbinę išsineša 13 taškų persvarą. Puikūs 2 kėliniai, buvo sunkių epizodų, tačiau rungtynių antrojo kėlinio pabaigoje vėl Lietuvos komanda įrodė, jog jų ambicijos taip pat yra nemažesnės negu šeimininkų. Dabar didžioji pertrauka.